Štai, čia matote žaidimą sukurtas su Processing 2. Paprastas žaidimukas, sukurtas per 20 minučių su programavimo kalba, kurios sintaksė yra labai panaši į C++, tik labiau iš tikrųjų jinai yra padaryta iš Javos. Tačiau joje nebūtina minėti klasių, dėl to yra labai faina su joje programuoti. Taip. Čia yra jos svetainė. Daug įvairių pavyzdžių, galima permest akim. Jinai skirta pagrinde įvairios grafikos programavimui. Kad būtų taip, kad būtų pavyzdžiai, matosi, čia galima ir su spalvom žaisti, su formom, su paveiksliukais, šiek tiek į garsą reaguoti, įvairūs čia geometrijos transformavimai vyksta. Ir ta aplinka yra patogi to, kad jinai gali būti vykdoma net ir naršyklėje. Tai yra su ją sukurtos programos gali būti vykdomos net ir naršyklėje. Yra padarytas specialus JavaScript translatorius. Štai pavyzdžiui, yra dar speciali svetainė Sketchpad, kurioje kiekvienas gali kurti ir netgi bendradarbiauti keliese, kurti programas. Čia rodo, kad keli žmonės prisidėjo prie rašymo ir pabandom paleisti. Irgi tas pats maždaug jausmas, juda kamuoliukas. Oi, tik labai stabdo. Štai. Ir jeigu norime, galime paimti ir dar pakoreguoti kažką. Paspaudžiu edit. Gal, sureagavo. Taip, kraunasi. Prieš tai, aišku, reikėjo susikurti prisijungti. Taip, ir dabar galim kažką pakeisti. Pakeisiu labai paprastą dalyką, tiesiog kamuoliuko spalvą. Šiuo atveju aš jau žinau, kur keisti. Padarysim kokį nors raudonesnį, prinokusi. Ir tiesiog vėl paspaudžiam play. O, valio, galim savo toliau žaisti. Taip, nu, stabdymas čia yra nulemtas dabar, kaip minėjau, todėl, kad filmuoju ekrano vaizdą ant senoko kompo. Gerai. Interneto aplinkoje galima čia, taip sakant, greitų būdų padaryti trumpą variantą. Bet rimtoji aplinka yra štai iš čia parsiunčiama. Download. Taip, galima no donation, download. Ir pasirenkam pagal savo operacinę sistemą. Atsidaro maždaug toks langelis. Taip. Ir čia galima rašyti kodą. Nu, mes sukurkime naują, paprastą programėlę. Taip. Galima iškart bandyti, nu kaip, pradžiai reikia lango dydį nurodyti. Size, tarkim, 200 ant 300. Ir elipse pieš apskritimą nurodytoj vietoj. 100 ant 150 ir tada skersmenys, tarkim, 50 ir 50. Du skersmenys, nes tai kaip elipse gali būti ir suplotas reikalas. Taip, palaukiam truputį. O, nupiešė mums kleckiuką. Dabar čia yra, iš kur žinot, kokias komandas naudoti. Labai paprasta, nueinam į svetainę Reference. Reference mums duos komandų dokumentaciją ir galima pasižiūrėti, ką norim nupiešti. Dažniausiai įvairiems interaktyviems žaidimukams reikia kelių funkcijų. Viena iš jų yra setup. Setup jinai vykdoma pačioj programos pradžioj ir su ją galim pradinę situaciją nupiešti. Tebūnie tas pats vaizdas, tik aš įvykdysiu funkciją setup. Ir dabar kita funkcija bus perpiešimo, kuri pastoviai iškviečiama,
kad atnaujintų ekrano vaizdą. Tai bus draw funkcija. Ir joje mes piešime taip, irgi tą pačią elipsą galime bet piešime ją ne bet kur, o ten, kur pelės koordinatės. Mouse X, Mouse Y. Yra specialios koordinatės, kurios automatiškai žinomas jau sistemai. Pabandom. Taip, ten, kur aš vedu pelę, ten iškart ir perpiešiamas apskritimas. Šiek tiek keista, kad jisai toks neišvalo ekrano. Norim, kad dingtų ankstesni vaizdeliai. Parašom background spalvą, kokią nors. Nu, tebūnie tamsia, 0, juoda bus. Taip, Ctrl R geriausia paspaust, kad background, kažką netaip parašiau. G trūksta. Taip. O, dabar piešia, o kitką išvalo kiekvieną kartą. Padarykim kokį kintamai. Kintamasis, tebūnie int a. Pradinė jo reikšmė tebūnie a lygu 1. O čia padarysim, kad jis didėtų kiekvieną kartą, kai paspausim pelę. Pelės paspaudimas mouse press funkcija. Tas funkcijas, kaip minėjau, galima pasižiūrėti prie komandų dokumentacijos arba pavyzdžiuose, kurių yra tikrai nemažai. Ir ką mes tada galim daryti? A lygu a plus 1. Ir dabar, kai piešim apskritimą, tebūnie jisai a kart, tarkim, nežinau, 10. Jos skersmuo čia bus. A kart 10. Atskiros apskritimo funkcijos tarsi nėra. Ja, aišku, galima pasigaminti pačiam. Tai jūs neužilgo pabandysiu parodyti. Taip. Vieną kartą paspaudėm, padidėjo. Antrą kartą paspaudėm, dar padidėjo. Trečią kartą paspaudėm. Na, reiškias, veikia programa. Pum, 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 pum. Taip. Pasidarom apskritimo funkciją. Void circle. Ir jai duodam irgi X, Y ir R. Aišku, jūs reikia nurodyti tipą duomenų. Tai čia aš labai primityviai tiesiog panaudosiu tai, ką turim. Y, R kart 2, nes reikia skersmens R kart 2. Tai dabar, kai piešim apskritimą, galėsim tiesiog rašyti taip. Ir čia tarsi, kart 5 tiesiog rašom ir užteks. Turėtų daryti tą patį, bet dabar jau mes turim savo funkciją. Ctrl R geriausia paleisti iš naujo. Jeigu bus klaidų, kažką parašys. Viskas po senoviai, gerai, puiku. Tai va, mes dabar jau žinom, kaip padaryti paprastą programėlę, kuriai sukurti langą. Size nurodo lango dydį. Tada galim kažkokį pradinį vaizdelį, jo pataisybei net nebūtina. Ir kintamųjų pradinę reikšmę, pataisybei ją buvo galima ir čia suteikti. Bet visai reiškas galima. Paskui žinom funkciją, kuri pastoviai perpiešia vaizdą, jinai automatiškai iškviečiama ir mes nurodom, ką tame vaizde piešti. Ir dar žinom funkciją, kuri moka reaguoti į pelę. Tai dabar jau galima daryti įvairius įdomesnius dalykus. Padarom kokį nors apskritimų, ką žinau, daug apskritimų programėlę, tarsi šaudimą iš sniego gniūžčių. Int. Taip, mes įsiminsim jų koordinates X ir Y. Čia yra aprašyti masyvai. Jie elgiasi kaip Javai, o Javai reikia masyvams išskirti vietos. Ir dar padarysiu int
Nu gerai, n didysis reiškia, kiek maksimum jų galės būti, o n mažasis, kiek mes jų, nu galim 0 pradžiai priskirti, kiek mes jų kol kas esam padarę. Ir čia reikia taip padaryti. Int x lygu new int n didysis pas mus reiškia, kiek iš viso galės būti tų apskritimų, tai yra kiek atminties išskirti jų masyvui. Taip, turim masyvus 2 dabar ir n mažiukas yra lygus 0 pradžiai. Kiekvieną kartą, kai paspausiu pelę, aš įsiminsiu, kurioje vietoje spaudžiu. Ir tas koordinatės, taip, xn lygu mouse x, yn lygu mouse y, n++. Ir čia galėsiu nupiešti visus apskritimus iš eilės. Kiekvieną kartą perpiešiu ir matysiu, ką turim. Galima taikyti ir kitą strategiją, bet čia pademonstruosiu, kaip tai daryti su masyvais. For int x lygu 0, x mažiau už n, x++. Nu, sugrupuokim, kad būtų gražiau. Aučia. Taip, ir čia dabar bus ne mouse x, mouse y, bet x, o, čia galėjau, ko aš taip sugalvojau, nežinau, galiu, taip, įprasčiau daug, taip, x įtasis, y įtasis, nu ir pabandom. Dabar a mums jau net niekur nebefigūruoja, tai, nu, nieko baisaus. Ai, a kart 5 yra, kiekvieną kartą vis didesnius jas perpieš. Pabandom. Galima play arba Ctrl R paleidžia iš naujo. Kažkas ne taip. Nemoku. Taip, atsiprašau, čia reikia rodyti, kad bus masyviukai. Ir tada sukuria naujas masyvus tokio tipo, tokio dydžio. Nu, paleiskim programą gal. O, jau kažkas nepatinka. Aš čia... Aha, išmetė klaidą, kad neišskirta dar atmintis. Na, aš čia per skubėjimą padubliavau aprašą kintamą ir čia jis buvo aprašytas kaip lokalus kintamasis. Dėl to nesimatė išorėj. O jeigu aprašai anksčiau kaip globalų, tai čia užtenka, man atrodo, paprastai. Pabandom, gal pagaliau pavyks. Taip. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Valio, atrodo. Taigi, ką mes padarėme? Apsirašėme masyvus, jų maksimalų dydį tarp kitko irgi pasidarėm. Tai jeigu mes daugiau negu 10 jų pridėsim, bus bėda. Turėtų išmesti kažkur klaidą. Array index out of bounds. Priėjom liepto galą, trumpai tariant. Dar ką galime padaryti? Atspausdinti į ekraną. Print line yra funkcija. Tarkim, n dydis dabar yra n. Turėtų kiekvieną kartą per naują paleisiu. Čia mums tam konsolės lange atspausdinti n reikšmę. n1, n2. Patogu, sakant programos vykdymą. Taigi, mes čia į masyvus, čia apsirašėm, čia jiems įskiriam atmintį, o čia juos pildėm, o čia pagal juos piešiam. Dar yra daug įvairių pavyzdžių. File, examples. Taip, kažkur nesirodo, čia aš buvau jau atsidaręs. O, ir čia galima surasti, pavyzdžiui, follow. Kažkas leis sekioti paskui kažką. Taip, paskui eina paskui šviesą. Taip, kitas įdomus pavyzdys yra yellow tape.